Dar visai neseniai jums rodėme, kaip pakeliant Pilies tiltą, paskutinės jūros šventės dienos rytą, buvo išlydėta Dangės flotilė. Ta kartą užsiminėme, jog Klaipėda nėra pakeliamų tiltų kraštas, tad toks procesas visuomet pritraukia smalsuolių dėmesį. Šį kartą, o tiksliau rugpjūčio 22 dienos vakare, buvo keliamas Biržos tiltas. Šio planinio pakelimo metu užstrigo viena iš beveik 80 metų skaičiuojančio tilto dalių. Tad šis Klaipėdos senamiestį ir centrinę jos dalį jungiantis tiltas buvo uždarytas tiek automobilių, tiek pėsčiųjų eismui. Šį reportažą filmavome vakar, tai yra rugpjūčio 25 dieną, ir stebėjome, jog tilto konstrukcija vis dar užstrigusi. Čia besidarbuojantis meistrai tvirtino, jog kol kas gedimo sutvarkyti nepavyko, ir tiksli data, kuomet tiltas vėl bus atvertas viešajam eismui, nėra aiški. Lieka tik pasidžiaugti už tiltų gatvėje gyvenančius, jog po jų langais, bent laikinai, tarsi atsivėrė kokia Kauno Laisvės alėja, ir ši trumputė gatvės atkarpa tapo nepravažiuojama. Tačiau galima apgailestauti, jog vienas iš Klaipėdos simbolių buvo neprieinamas turistams, kurie taip dažnai mėgsta fotografuotis ant šio kelių inžinerijos įrenginio, ypač burlaivio Meridianas fone. Kita vertus, pastarieji neliko nuskriausti ir šalia Danės skvero pastatytas laikinasis tiltas, tarsi koks tokių įvykių pranašas, tapo ypač aktualus. Automobilio, o ypač viešojo transporto eismas, buvo nukreiptas į Pilies ir Mokyklos gatvės tiltus. O Biržos tiltas, net būdamas ne pačios geriausios savo formos, traukė smalsuolių ir romantikų dėmesį, kurie vis prieidavo prie jį juosiančios tvoros, pasižvalgyti, kaip dabar atrodo šis istorinis objektas. Žinia, jog tai ne pirmasis šioje vietoje stovėjęs tiltas, neturėtų jūsų stebinti, jog dar 16 amžiuje čia stovėjo medinis tiltas, buvęs viena svarbiausių miesto jungčių, jungęs piliavietę su miesto priemiesčiais. Vėliau pastatytas modernesnis tiltas buvo susprogdintas besitraukiančios vokiečių kariuomenės 1945 metais. Tačiau stebina šiek tiek kita žinutė, jog 1948 metais pastatytas dabartinis pakeliamas tiltas patyrė tik vieną kapitalinį remontą, kuris buvo atliktas 2007 metais. Tad matyt dabartinė situacija pagreitins dar vieno rimtesnio remonto darbų pradžią šioje vietoje. Na, o mes tikimės, jog nepamiršite šios asmeninės iniciatyvos sukurti Klaipėdos televiziją, palaikyti nykščiais į viršų. Taip mes pastatysime dar vieną tiltą, kuris galbūt tik virtualiai, bet jungs Klaipėdą su visu pasauliu. Ačiū, kad esate drauge su Klaipėda TV.